priminsiu pirmąjį sakinį, paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Jėzaus gundymai dykumoje mums primena, kad kasdieninėme gyvenime mes taip pat patiriame ir gundymus, ir iššūkius, kurie veikia mūsų tikėjimą, mūsų gyvenimą, mūsų moralinius principus. Pavyzdžiui, materializmas gali paskatinti mus ieškoti laimės ir pasitenkinimo daiktuose, o ne Dievo valios vykdyme. Taip pat socialinė aplinka gali paskatinti mus atsisakyti mūsų įsitikinimų, kad tikėtume ar elgtumėmės kaip nori pasaulis, kaip nori kažkas. Sekant Jėzumi svarbu turėti tvirtą pamatą savo tikėjime ir moralinėse vertybėse. Tai reiškia, kad turime pažinti Dievo žodį ir remtis juo savo gyvenimo sprendimuose. Be to svarbu mokytis atpažinti ir atsispirti gundymams, naudojant Dievo žodį. Dievo žodį kaip ginklą. Turime suprasti, kad pasipriešinimas gundymams ir iššūkiams dažnai reikalauja atkaklumo ir tvirtumo. Svarbu išlaikyti ryšį su Dievu per maldą ir dvasinę praktiką, kad galėtume stiprinti savo tikėjimą ir išlikti ištikimi jo valiai. Išlikti ištikimi jo valiai net sunkiausiamis akimirkomis. Taip pat svarbu ieškoti bendraminčių paramos ir palaikymo, kad galėtume kartu su kitais stiprinti savo tikėjimą ir ištverti iššūkius. Šie gundymai, kuriuos Jėzui teko patirti dykumoje, suteikia mums neįkainojamą pamokymų, kaip elgtis ir kaip atsispirti gundymams savo gyvenime. Tai ką jie mums sako šiandien? Jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Šis gundymas rodos toks nekaltas, nes kalba iš pirmo žvilgsnio apie gyvenime labai svarbų dalyką, tai yra duona. Be maisto mes paprasčiausiai mirtume. Tačiau šėtonas čia kalba apie duoną, kurią sukuriame mes savo rankomis. Sukuriame savo jėgomis, dažnai pamiršdami, kad tai pasiekėme dangiškojo tėvo malonės dėka. Todėl Jėzus, atmesdamas šį pasiūlymą, primena mums, kaip svarbu pasitikėti tėvu. Čia vertėtų prisiminti, kaip Dievas rūpinasi iš Egipto išvestais izraelistais, siųsdamas iš dangaus maną. Tai buvo maistas, kuris palaikė jų gyvybę ir juo rūpintis ar jo kaupti nereikėjo, nes jo atsirasdavo kiekvieną dieną šviežio ir vis naujo. Tačiau kas bandė kaupti, nes nepasitikėjo Dievu, mana sugesdavo ir maistui netikdavo. O ką mes galime padaryti dėl gardesnio kąsnio? Paklauskit savęs. Ką galime padaryti dėl brangesnio žaisliuko? Dėl egzotiškesnės nuotraukos Instagrame? Ką mes pasiryžę paaukoti dėl populiarumo? Dėl patiktukų ar adrenalino? Ką galėtume paaukoti, kad mūsų vaikai, anūkai turėtų daugiau nei kad mes turėjome ar turime? Šis gundymas parodo, kaip svarbu yra nepasiduoti išoriniam spaudimui arba pagundams, bet pasitikėti Dievo planu ir išlikti ištikimu savo tikslams ir vertybėms. Jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta. Jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojas į akmenį. Dar ir šiais laikais girdisi tokių pasakymų. Jei Dievas pasirodytų žemėje, tada žmonės patikėtų. Ar tikrai? Ir kiek kartų jam reikia pasirodyti? O koks turėtų pasirodyti? Ar nusileisti su angelų palyda ir kalavijų rankoje, kad įvestų tvarką? Ar ateiti toks visų mylintis su raudonais balionėliais širdelį pavidalu? Jis dar sugrįž. Evangelija sako, palaiminti tikintys nematę. Šį Jėzaus gundymą galima palyginti su išbandymais, kurie verčia mus apsvarstyti savo tikėjimą.
pasitikėjimą ir pasirinkimus. Tai galėtų būti iššūkiai, kai mūsų įsitikinimai ar vertybės yra neigiamos arba kai esame gundami eiti keliu, kuris netitinka mūsų įsitikinimų. Jėzaus gundymas parodo, kad net ir didžiausių iššūkių metu svarbu išlikti tikru ir ištikimu savo įsitikinimams ir savo tikėjimui. Gundytojas sako, visą tai aš tau duosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Valdžia. Koks sunkus tai išbandymas žmogui. Kiek nedaug žmonių jį išlaiko. Valdžia rodo didesnė tauta, mažesnė. Valdžia tai ne tik prezidentas, ne tik Seimo nariai, ne tik viršininkai, bosai, policija. Valdžia parodo stipresnį, silpnesnį. Turtuolis, varguolių. Valdžią mes demonstruojame savo sutuoktiniui, savo vaikams. Ką mes garbiname, kai pakeliame ranką prieš silpnesnį? Ką mes garbiname, kai pakeliame balsą prieš mažesnį? Trečiasis Jėzaus gundymas kaip pavyzdys mums, kaip pasaulio turtai ir valdžia yra siūlomi kaip atlygis už tai, kad atsisakytume savo įsitikinimų ir moralinių principų. Tai pavyzdys, kai žmonės yra priversti imtis neteisėtų veiksmų ar prievartos, siekdami pasiekti savo tikslus arba gauti materialinę naudą. Svarbu išlikti tvirtiems savo principuose ir nepasiduoti pagundoms, kurios netitinka mūsų vertybių. Kaip galime su tai kovoti? Pirmiausia, Šventasis raštas. Jėzus atlaikė išbandymus cituodamas Šventąjį raštą. Tai mums parodo, kad mūsų tikėjimas Dievu ir jo žodžiu yra mūsų stiprybė, kai patiriame iššūkius. Parašyta, žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Pakartokite širdyje, aš gyvas, ne viena duona, bet ir kiekvienu Dievo žodžiu. Antra, pasitikėjimas Dievu. Jėzus pasitikėjo Dievu ir jo planus savo gyvenime, nepaisant sudėtingų aplinkybių. Tai mums primena, kad turime pasitikėti juo, net jei pasaulis tam priešinasi. Taip pat parašyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Pakartokite širdyje, Dieve, tu visada esi kartu su manimi. Ir trečia, atsisakymas nukrypti nuo Dievo kelio. Jėzus aiškiai atmetė velnio pagundymus. Jokių kompromisų. Tai mums parodo, kad turime būti tvirti savo įsitikinimuose ir atsilaikyti prieš gundymus, kurie nukreipia mus nuo Dievo kelio. Jėzus aiškiai ir ryžtingai atsisakė nukrypti nuo Dievo kelio, net kai velnias siūlė jam šlovės ir valdžios. Tai mums parodo, kad turime būti ryžtingi ir atkaklūs, išlaikydami savo tikėjimą ir vertybės. Net jei tai reiškia atsisakyti nuo pasaulio pranašumų. Eik šalin, šėtone, ir girdime Jėzaus žodžius. Juk parašyta, viešpatį savo Dievą tegarbink ir jam vienam tetarnauk. Pasakykime tyliai savo širdyje, bet taip, kad šėtonas iš baimės į kelnes pridarytų. Vienam Dievui garbė. Ir tada sulauksime ir Dievo pagalbos, ir angelų paramos. Po išbandymo angelai priėjo ir tarnavo Jėzui. Tai mums primena, kad Dievas niekada neatstumia savo vaikų. Jis yra su mumis visose mūsų išbandymuose, suteikdamas mums jėgų ir paramą. Gal ne visada mes atpažįstame mums siųstus angelus. Dažnai mums atrodo, kad tai atsitiktiniai geri žmonės. Svarbiausia ne tai. Svarbiausia, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Šiandien mes kaip niekada susidurėme su begalės gundymų, kurie bando sumenkinti mūsų tikėjimą, mėgina nukreipti mus nuo Dievo kelio. Bet būkime stiprus
ir pasiryžę apginti savo tikėjimą, nes turime pavyzdį Jėzuje Kristuje, kuris pats patyręs gundymus išliko tvirtas savo tikėjime. Palaikykime vieni kitus sunkumuose, nešiokime vieni kitų naštas. Kartu mes esame stipresni ir galime stiprinti vieni kitus ir tikėjime, ir kasdienybėje. Dalinkime savo patirtimi, melskimės vieni už kitus ir palaikykime vieni kitus sunkmečiuose.